Gerbiami rūmų nariai, kolegos partneriai. Kaunas buvo ir yra ekonomiškai stiprus ir augantis miestas. Taip pat Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai yra stipri ir auganti organizacija. Rūmai vaidina labai svarbų vaidmenį ekonominėme Kauno ir Marijampolės regionų bei visos Lietuvos gyvenime. Tęsėme dar 1925 metais pradėtą darbą. Kuriame solidžią ir patikimą verslo savivaldos instituciją atsakingą visų valdžios lygių partnerę. Teikiame verslo augimą užtikrinančias paslaugas. Džiaugiuosi, kad man teko garbė vadovauti Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmams. Pasiekimai visuose rūmų veiklos srityse yra įspūdingi. Mūsų rūmai kartu su Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių rūmais yra Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos steigėjai. Bendras darbas su kolegomis padeda įgyvendinti mūsų rūmų misiją. Mes telkiame verslo bendruomenę ir jai atstovaujame. Siekiame tvaraus verslo augimo, Lietuvos ekonomikos bei visuomenės klestėjimo. Prieš 4 metus Generalinėje asamblėjoje susitarėme dėl bendros rūmų vizijos. Džiaugiuosi, mes kartu pasiekėme tikslą, tapome žinomiausia ir pripažinta regiono verslo bendruomenė Lietuvoje. Esame patikimi ir progresyvūs, puoselėjame partnerystę tarp rūmų narių su valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais. Šios vertybės leidžia mums kurti tvarią ir klestinčią verslo bendruomenę. Didžiuojamės, kad verslas turi savo namus, įsigijome, renovavome ir įrengėme patalpas esančias Gedimino gatvėje. Rūmai tapo susitikimų ir bendravimo centru, nariai dalijasi idėjomis ir kuria naujas partnerystę. Galime garbingai priimti valdžios institucijų atstovus, užsienio delegacijas, diplomatus. Efektyviau teikiame paslaugas, organizuojame renginius tiek gyvai, tiek ir nuotoliniu būdu. Rūmų tikslas – suteikti jums, mūsų nariams vertę. Kūrėme sąlygas ir kartu įgyvendinome daugybę iniciatyvų ir priemonių, kurios padėjo jums tobulėti ir auginti savo verslą. 4 metus nuoširdžiai dirbome, remdamiesi praėjusioje Generalinėje asamblėjoje patvirtintomis strategijomis kryptimis. Drąsiai sakau, kad Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai didžiausia regioninė verslą vienijanti ir atstovaujanti organizacija Lietuvoje. Viršijome išsikeltą tikslą ir praėjusius metus baigėme turėdami daugiau nei 900 narių. Rūmų istorijoje pasiekėme didžiausią narystės augimą per kadenciją, net 63%. Tai išskirtinis rezultatas, kuris liudija mūsų stiprų ryšį su verslo bendruomenė ir pasitikėjimą rūmų veikla. Atidarėme 2 atstovybės – Kaišiadorys ir Raseiniais. Turime 8 rūmų padalinius regione, 3 filialus ir 5 atstovybės, daugiausiai iš visų rūmų Lietuvoje. Būdami arčiau verslo, galime greičiau reaguoti į jo poreikius ir juos atliepti. Rūmai vienija įvairiausių ekonominių veiklų, verslus ir mokslo bei mokymo įstaigų. Mes suteikėme galimybę nariams dalintis idėjomis, patirtimi ir iššūkiais. Kuriame stipresnę ir integruotą verslo bendruomenę. Daugiausiai rūmų narių atstovauja smulkų ir vidutinį verslą. Įmonėse dirba apie 60 000 darbuotojų, kurie naudojasi rūmų paslaugomis. Mūsų rūmai yra stiprus verslo balsas. Pastarieji metai buvo pilni iššūkių. Aktyviai dalyvavome formuojant verslo aplinką. Teikiame pasiūlymus valstybės valdymo institucijoms dėl konkurencingumo išlaikymo ir didinimo, investicijų pritraukimo. Daugiau nei 100 rūmų atstovų dirba įvairių institucijų sukurtose darbo grupėse, komitetuose, tarybose. Siekiant glaudesnio verslo ir savivaldos bendradarbiavimo, verslo tarybos veikia Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Vilkaviškyje ir Šakiuose.
Kadencijos metu rūmų iniciatyva verslo tarybos buvo įkurtos Marijampolėje ir Kėdainiuose, Prienuose steigiama. Organizavome jau tradiciją tapusius debatus su politikais. Vyko diskusijos su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, ministrais, viceministrais, merais, valstybių institucijų vadovais. Rūmai organizavo 350 verslo atstovavimo renginių, kurie sulaukė beveik 4000 dalyvių. Tai yra 30% daugiau nei praėjusią kadenciją. Nuoširdus ačiū tarybai ir nariams už įsitraukimą, pozicijų rengimą ir verslo atstovavimą. Galime pasigirti itin aukštų nariams skirtų renginių skaičiumi. Jis augo visose rūmų padaliniuose. Vidutiniškai rūmai organizavo po 1,5 renginio per vieną darbo dieną. Palyginus su praėjusią kadenciją renginių skaičius padidėjo apie 1,5 karto, o dalyvių skaičius augo beveik 1,3 karto. Šioje kadencijoje pradėjome vadovų lyderystės akademijos ir nario naujoko dienos renginius. Nariams svarbus naujų pažinčių užmezgimas, todėl penktadienio kontaktų rytas neužleidžia savo pozicijų tarp populiariausių renginių. Per kadenciją šių renginių skaičius padidėjo beveik 2 kartus, o dalyvių skaičius pakilo beveik 3 kartus. Dėkoju nariams už socialinę atsakomybę ir įsitraukimą į įvairius rūmų inicijuojamus socialinius projektus. Rūmuose veiklą tęsia 9 vadovų ir specialistų klubai. Narystės ir renginių skaičius nuosekliai augo. Dalinimasis žiniomis ir bendrystė yra esminiai veiksniai, kurie jungia klubų narius ir suteikia jiems didelę vertę. Ačiū visiems klubų vadovams ir taryboms už veiklos organizavimą ir plėtrą. Nuoširdžiai sveikinu klubus, kurie minėjo svarbias veiklos sukaktį. Tęsime lyderystę konferencijų organizavime. Šią veiklą išplėtėme visame regione. Suteikėme daug vertės savo nariams ir platesniai verslo bendruomeniai bei regionų plėtrai. Didžiuojuosi, kad daugelis rūmų konferencijų rengiamos jau daugelį metų. Formulė versli ir laiminga, eksporto kodas, kolibris, gervė, finansų inovacijos, skaitmenizuokis. Metinės konferencijos Jonavoje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Vilkaviškyje ir Šakiuose ir kitur. Narių įsitraukimas į konferencijų organizavimą rodo bendruomeniškumą, narystės rūmuose brandą ir socialinę atsakomybę. Ačiū Jums! Nuoširdžiai kviečiu dalyvauti konferencijose ateityje. Rūmai veikia ne tik lokaliai, bet ir globaliai. Intensyviai dirbame siekdami atverti naujas rinkas mūsų nariams. Suorganizavome 100 tarptautinių verslo kontaktų, renginių, verslo misijų ir dalyvavome tarptautinėse parodose. Palyginus su praėjusią kadenciją, tarptautinių renginių skaičius išaugo beveik 1,3 karto, o dalyvių skaičius net 3 kartus. Taip padėjome mūsų įmonėms įsitvirtinti tarptautinėje arenoje. Jau 15 metų dalyvaujame Europos įmonių tinkle. Tai užtikrina efektyvią partnerių paiešką užsienyje. Padėjome įmonėms sudaryti 163 tarptautinio verslo plėtros sutartys. Įsteigėme Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų verslo tarybą. Mums svarbu, kad įmonėse dirbtų kvalifikuoti žmonės. Dalyvaujame asmens įgytų kompetencijų vertinimo procese formalaus profesinių mokymų įstaigose. Pradėjome vykdyti naujas veiklas. Organizavome mokymus kompetencijų vertintojams, profesinio orientavimo renginius ir konsultacijas jaunimui. Valstybė pasitiki rūmais. Išduodame prekių kilmės sertifikatus, force majeure aplinkybės liudijančius pažymas, tvirtiname užsienio prekybos dokumentą. Įdiegėme elektroninį sertifikatų išdavimo sistemą. Kadencijos pabaigoje išduodamų elektroninių sertifikatų skaičius pasiekė beveik 50%. Dalyvaujame ES ir nacionaliniuose projektuose, todėl nariai ir kitos įmonės gali nemokamai naudotis rūmų paslaugomis. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdėme 25 projektus. Stipriname viešuosius ryšius ir komunikaciją. Ženkliai augo pranešimų ir pasiektos auditorijos skaičiai.
Daugiau nei 500 straipsnių žiniasklaidoje, reportažų televizijoje ir ekspertinių komentarų rodo didelį rūmų žinomumą ir pripažinimą. Rūmų ir Europos įmonių tinklo naujienlaiškius skaito daugiau nei 5000 prenumeratorių. Kviečiu prenumeruoti ir sekti naujienas. Aktyviai komunikuojame ir socialiniuose tinkluose. Sukūrėme Rūmų naujienų ir renginių aplikaciją telefone. Pasiekėme Rūmų strateginio finansinio plano tikslus ir kadenciją baigėme pelningai. Nepaisant pandemijos, karo ir kitų iššūkių, kurie turėjo įtakos pajamų sumažėjimui už išduodamus prekių kilmės sertifikatus. Rūmų pajamų suma per kadenciją augo 34%. Baigėme Rūmų pastatų kapitalinį remontą, įrengėme patalpas, investavome į organizacijos kaitos priemonės ir projektinę veiklą. Rūmai kuria ir puoselėja tradicijas. Vertiname asmeninius įmonių vadovų ir narių pasiekimus ir teikiame apdovanojimus. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai yra tarptautinių verslo paramos organizacijų ir tinklų dalis. Tai suteikia konkurencinį pranašumą rūmams ir nariams. Nuoširdžiai dėkoju jums visiems – nariams, rūmų tarybai, klubų vadovams, administracijai. Dėkoju jums už pasitikėjimą, indėlį ir bendradarbiavimą. Pristatyti pasiekimai visų mūsų bendro darbo rezultatas. Kartu dirbame verslo, valstybės ir visuomenės labui.